Šiandien kalbėsime apie rytinius įpročius. Kągi reikia daryti atsibudus, ogi tiesiog keliauti tiesiai į vonią, išsivalyti dantis ir būtinai nubraukti nuo liežuvio apnašas, kurios susidaro per naktį. Tam galime panaudoti vienokį kitokį liežuvio valiklį arba paprasčiausiai šaukštą. Į rytinį vandenį galima įsilašinti citrinos, ciberžolę. Kodėl ciberžolė yra naudinga? Todėl, kad jinai paskatina tulžies išsiskyrimą. O yra dar paprastesnių variantų. Štai tokia maža pakuotė, kurioje yra viskas, ko reikia rytiniam kokteiliui. 2000 mg obuolių sidro acto, 3000 mg inulino ir kininės arbatos ekstraktas, tai yra matcha arbatos lapeliai, kur yra be galo stiprus antioksidantas ir mums suteiks ilgalaikės energijos visai dienai. Taigi, viena didelė stiklinė, šiltas vanduo, mažutis pakelis ir mes esam pasiruošę dienai. Vandens turėtų būti apie 300 ml, jisai turėtų būti šiltas, apie 37-40 laipsnių ir supilam viską į vandenuką. Ar galite įsidėti ciberžolės. Taigi, geram rytui, tai reikia geros nuotaikos, šilto vandens stiklinės ir nedidelio pakelio, kuris suteiks džiaugsmo ir bakterijoms, ir jūsų kūnui.